Dialogo būdu, bandykime laiką gerai praleisti. Dar šiandien girdėjau per radiją, kad Ragučia vadinosi. Pirmasis pavadinimas buvo Ragučia šventė. Galbūt. Nuo Ragučio dievo. Taip, visi mūsų Lietuvos, mūsų krašto papročiai yra labai glaudžiai persipynę. Pagonybė, krikščionybė, todėl kai ką ir sunku atskirti, kas ten iš ko ir kur iš kaip. Todėl ar ragutis ar neragutis gali būti iš bet kurio krašto ir tų pavadinimų įvairiausių. Taip kaip ir pakalbėsim apie kitus dalykus, kurių per užgavėnes yra, kurie netgi skirtingai vadinasi viename ir kitame regione. Kadangi šie metai yra etninių regionų metai, tai norėčiau šiandien jūs taip ir pakalbinti labiau į aukštaitiškąją pusę užgavėnės. Taip? Ko reikia, kad būtų užgavėnės? Pagrindiniai elementai. Lašininių ir kanapė, ja? Taip, tai čia jau prasideda vaidmenis. Gerai, kad pradėjom nuo vaidmenų, tada gausite, kad geriau įsijaustumėte. Gausite visi vaidmenis ir šiandien, kad geriau įsijaustumėte ir pakalbėsim, kas ką daro. Kam ragų šiandien trūksta, kam neragų, kas nori šilčiau apsirengti, kas ploniau. Aš galiu būti kaip lašinėlė. Taip, čia viskas pas mane susimaišė, trauksiu iš eilės ir sakysiu, kas maždaug turi būti. Personažai. Pirmiausia, kaip ir sakai, lašininis ir kanapinis. Dar kitai personažai būtybės skirstomos į žmogiškasias ir gyvulinės. Žmogiškosios tai kas yra? Žydai, vestuvės. Kas bus žydas? Kas bus ir žydas? Per užgavėnes yra įprasta, kad moteris rengiasi vyrais, o vyrai moterimis. O kodėl? O todėl, kad per užgavėnes reikia persirengti, pasidabinti, įsijausti tiek kaukę, tiek emociją ir elgesiu į kažkokią būtybę, kad ji būtų nepanašiai jūs. Gerai, aš išdalinsiu, žiūrėsim, kas ką gaus. Prašau. Jums. Prašom jums. Ir jums. Prašom. Kas čia vėluoja? Nekoks įsidėlės. Lašininis. Panašus kaip lašininė. Kas pasidarys, kad čia nežinau. Gyvulinės veiklos. Jaunimis, ne? Jaunoji. Oi, tau labai gražiai. Aš jį buvo. Tai va, turi būti arba žmogiškosios, arba gyvulinės būtybės. Pagrindiniai žmogiškų yra lašininis ir kanapinis. Ką jie simbolizuoja? Lašininis storas su 3 kokiais kailiniais. Dar sako, lašinio gabalą tarp dantų įsideda. Vaizduoja mėsėdo laikotarpį, žiemą. Taip, patogiau prisivalgyti, ruošiančiau apsirengti. O kanapinis? Pavasaris. Būdas jisai toksai būna jau vikrus, lieknas, kokiu maišu, kanapinė juosta persijuosęs ir jis vaizduoja pavasarį, žemės pabudimą. Taip, giltinė irgi turi būti. Gal kam nepakliuvo giltinė? Nepakliuvo, dar nereikia, apsisime giltinės, taip? Kas toliau? Velnės, čigonas, žydas, velnienės. O velnės irgi žuvikas? Na, jis toks paslaptingas gali būti tiek prie žmogiškųjų, tiek prie gyvulinių, jis pasiverčia to, ko nori. Kas dar? Kokie dar personažai?
Daktarai, kaip nepamiršome. Visa daktarų komisija. Taip, gervė, arklys, ožys ir meška yra pagrindiniai iš gyvulinės kilmės persirengėlių. Na, sako, jeigu yra žmogus, tai prie jo bus ir gyvulys. Tai dažniausiai taip ir susiporuodavo visas pulkas. Jeigu yra čigonas, tai jis prie savęs turės ir arklį, kurį norės parduoti, sakys, man arklys yra stalo moka užšaukti. Pirkit man arklį, ne? Ir negyvą arklį parduos čigonas. Žydas. Ką daro žydas? Mainas prekiauja. Svarbiausia tai būtent yra ne kaukė ta, kurią užsidėsite ant savęs. Ne kažkokie ten išpiešimai, na, irgi labai svarbu, bet svarbiausia tai yra ta emocija. Būtent veiksmas, kas ką daro. Kuo daugiau zbitkų pridarysit, o pas savęs paliksite daugiau darbo, tuo linksmesnės užgavėnės bus. Toliau, kokias ką žydas daro? Žydas mėgsta bučiuotis, mėgsta kautis. Moteris, jeigu pasipuošia žydo kaukę, na tai ką, eina prie vyro, vyrai atvirkščiai, vaidina moteris. Žydas prisitvirtina prie nosies kokį vinuką, adatėlę, taikosi jau damą ranką pabučiuoti, žiūrėkit jau ir įdurė, ir jau skauda, ne? Na, o žydės jos irgi myluojasi, bučiuojasi svetinus vyrus, tik žiūri, o žydui pikta tada, o tada pagaukit jūs tą žmoną savo, ne? Tokie visokie dalykėliai. Kas dar? Ką velnias daro? Gunda ir rašo nuodėmes ant jaučio odos, kiek per metus padarėt, ko nepadarėt, viską pasakys, taip? Čigonės. Būrė, vagė, čigonas ar kokią negyvą vardą atsineša. Na, sako, pažiūrėkit, kiaušinius ardės? Ardės. Ai, sako, vakar dėjo ir rytoj dėjo ir vakar dės. Taip? Kaip tik susimaišo, kaip tik įdomiau, tuo geriau. Kas dar? Ar visus jau paminėjom? Apie giltinę nežinau. Na, giltinė ką? Giltinė pjauna, giltinė turi saugoti gavėną. Arba morę kitam krašte. Apie jį dabar to ir pakalbėsim. Nes visi nenori, giltinė nenori, kad ateitų pavasaris. Taip? O gavėnas arba morė yra simbolis žiemos ir pavasario persimainimo momento simbolis. Taip, dabar apie žmogiškasias būtybės pakalbėm. Gyvulinės. Kaip minėjau, 4. Ožys, meška, gervė ir kas dar? Arklys. Kiekvienas, taip pat šis gyvūnas irgi turi tam tikrą vaidmenį, darbą, veiksmą, kurį daro. Meška, ką daro? Išdresiruota, žydo, čigono, nesvarbu, kas jau ją išdresiravo, irgi stora, kuo storesnė, to geriau. Sako, ant 2 kojų moka vaikščioti, labai gudri, protinga. Arklys. Čigonų reikia parduoti kažką. Taip? Irgi ant 2 kojų vaikščioti. Tai va, kaip jau pasigalvos ir toks protingas arklys, vikrus. Kas dar? Gervė. Ką daro gervė? Pakybina visus. Gervė pakybina, dar kitaip pasakys, gervė turi teisę tą dieną visiems įžnybti. O čia šiam atvežiam parodysim, kaipgi atrodė gervės kaukė. Na, seniau kaukės darydavo iš to, ką turėdavo, ką rasdavo namuose. Anksčiau nebūdavo nei kokios maksimos, nei ką nusipirksi kokios gražios kaukės. Bet žmonės buvo labai išradingi ir pasidarydavo labai šaunių kaukių. Tai va, tai mes tokiu paprastuoju būdu, kaip ir anksčiau padarėme kaukę, kad jums būtų lengviau įsivaizduoti. Paima pagaliukus 2, juos sujungia, ar suriša, ar sukala, na, kas ką turi. Prideda ant sujungimo tokį kamuoliuką šieno, galima popieriaus dėti. Apgaubia audiniu, na, gervė. Kokios spalvos gervė? Balta, pilkšva, tokia labai graži. Na, irgi kas turi, na, mes turėjome juodą, uždėjome ją į galvą juodą, kaklą juodą. Apsukome virvę, dar pritaisėme paklodę
Na ir tas žmogus, kuris vaidina gervę, iškelia ją kuo aukščiau, apsigobė tą paklodę